Filmas sukurtas draugė su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir visuomeninė organizacija Asociacija kariuomenės kultūrai remti. Kaip koja? Visiškai nejaučiu tamstą. Ką, kariai negalėjai iš karto pasakyti, kad su batais problema? Vakar ryte viskas buvo tvarkoj, o dabar vos paeinu. Užsirašyk savo ant kaklos, kariai. Jeigu yra problema, jinai sprendžiama iš karto. Nepagalvoju tamstą. Niekas už tave čia nepagalvos. Tu iškviesi mūsų patrulinį džipą. Laukiu čia. Einu pasižiūrėt. O aš? Laukit džipo. Šiknis. Puntukas, čia granitas priimu. Tegul ekipažas paima grandinį Mažeiką. Jis mūsų kontroliuojamo PDT prie mečetės. Einu išsiaiškinti su vietiniais. Atrodo ribotas būtinis konfliktas. Iškvieskit policiją. Ryšių pabaiga. Пушой тебе, дичка! Zoti oficer! Ai, zoti oficer! Sana kurban olum! Kete hams bandite! Aristoiatire! Ata fut kontrabande narkotik! Manakla! Mana! Билянг, гоем, моша курва, стой! Миран Мазадан! Кьёс, Степуна Юай! Застой! Устрелимо! Кьёс, Степуна Юай! А? Приземан! Офицер, опасай твою пушку. Ебем твою душу, офицер! Ты мой буер проблем, зоти офицер. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.
Kad visai stogas pavažiavo? Jūs čia langus daužėt? Per 5 sekundės, žiūrėk, rekords. Kokį tu čia man fufelį kiši, ką? Iš kokios senos forcieros ištraukė? Normalus aparacija, mašina buvo Opelis Vectra. Tu durikė, tu supranti, kad jeigu tu čia langus daužysi, viskas, chana bus. Užsišviesim. Reikia imti vieną, bet gerą kušą. Nu tai iš kur parausim? Pilna aplinkui. Nereikia bubint pirmos pasitaikiusios. Realis. O čia kokios panos? Andžia van der Zelden. Va, dabar žinot, kad jie Amsterdame žodė ir kitą nepalangoja čeburėkus valgyti. Kur tu ją pričiupai? Ехина, давай neimam barką. Ką mes tipo kokie lochai? Kur kišt? Ką tu visą dieną su savim tampysi? Dokumentus, korteles nunešim prie mentūros į pašto dėžutę įmesti. O visa kita mes bomžams į krūmus džiaugsmo bus. Šį karočią girdėjau, kad ten yra tipo kažkokie čipsai, kur viską blokuoja. Nu gerai, tai aš nenoriu tos audinės nuvaryti. Pats matau, kad ir magės neištrauksim, gamyklinė ir sudėta. O tai kam tada raunamės? Matai? Matau. Bet tai galim paimti plėtą, iškalt langą, viskas. Va tau, kad tik su plyta. Aš gal noriu tai padaryti, kad tas lochas nesuprastų, ar turėjo jisai laptopą, ar neturėjo, ar jo bobas su tašė išėjo, ar be tašės. Varom iš čia. Ger, toj baigiu. Gerai, nešykite kelnes. Geras bairis ten buvo. Ei! Duok parūkys. Šita bloga. Šita bloga. Šita irgi bloga. Ką tu man lievas cizas kiši? Normalios cigaretės visai. Tai aš meluoju? Ką? Tu išgaidys? Ką tu man nori pasakyti? Valdyk bazarą, klausiu, aš gaidys? Aš taip nesakiau. O kaip tu norėjai pasakyti? Deivi. Zuiki, palauk. Mes dar turim su gerbiamu prelegentu išsiaiškinti. Deivi, pažiūrėk. Eina! Kaimo komanda veržiasi į priekį. Paskutinis bėga transvestitas su bobiška tašė. Kaimo komanda seselė pasiklydo. Nebežino, ką. Taip, gerbiami televizijos žiūrovai, 2 klasės, ne piragai. Eina šlaitį, pasiklydai? Čia man sakai? Hebrytė, padėkite jam pas mamytę nueit. Lygiai rotukas šiandieną būsi. Mergaitė ir berniukas.
вонючка. Пalik man tą kaimietį. Mentai atvarė, varom iš čia. Mes dar susitiksim gaidį. Tamsta pulkininkė, kapitonas Vilkas atvyko. Prašau sėsti. Žinai, dėl ko kviečiausi? Ne, tamsta pulkininkė. Kai baigėsi tas tyrimas dėl Kosovo? Ko tyli? Aš viską papasakoju komisijai. Neturiu ką pridurti. Ir labai gerai. Jeigu dar kas nors klausinės, iškart kreip pas mane arba pas kariuomenės vado atstovas spaudai, gerai? Dar to betrūko, kad koks gyvenimo būdas pradėtų rašinėti, kad mūsiškiai šaudo Kosove į kairę ir į dešinę ir dar pataiko į tuos civilius taikius Kosovo gyventojus. Taikius tai aš turiu kabutėse. Bet tamsta pulkininkė. Nesikarščiuok. Viskas gerai, baigėsi tam tavo banditėliai. Gyvens rupūžė. Nors kartais, žinai, aš nenoriu ir pasakyti garsiai. Kai pagalvoju, tai būtum tu taikliau pašaudęs, galbūt viskas ir geriau baigėsi. O dabar vis tiek jis krės šunybės. Na, gal ir pasimokys, nežinau, nepasimokys. Svarbu, kad tu pasimokai. Bet tamsta pulkininkė. Nesikarščiuok, viskas ten gerai baigėsi. Viskas bus gerai. Tik va, šitas. Žinai, kas čia yra? Tikrai taip, tamsta pulkininkė. Taip, mūsų psichologai nori tau prisiūti diagnozę PTSD, o tai žinai. Taip, potrauminis, stresinis sutrikimas. Taip. Na, kai kurie požymiai tai iš tikrųjų kaip ant delno, kiti tai nesąmonė. Žodžiu, kaip ten bebūtų, jie reikalauja, kad tu eitum atostogų. Bent vieną mėnesį. Nu, tamsta pulkininkė. Palauk, o aš galvoju, kad tai nesąmonė. Nes iš tikrųjų, jeigu tik psichologui duodi valią, tai aš kiekviename žodėje pamatys depresiją. Todėl aš galvoju taip, kol viskas nurimstų, mokomajam pulke tarnausi bent porą mėnesių. Viskas. Betgi aš... Kas viskas nuspręsta. Laisvas. Klausau. Asiliukas. Ašgi tau gero noriu. Ei, kam jungi lauk? Visai normalus kavalas buvo. Blin, aš tą gaidį iš Kauno, kai vėl sutiksiu, negaliu kaip siūtsim. Iš kur jis toks? Ką aš žinau? Kavenskų dabar visur pilna, bet tas kažkoks keistas. Kodėl keistas? Nu ką aš žinau, su motais varinėjai, razgavoris prikolinis. Ne kaip Kavenskas, o kaip koks Portugals iš univeros. Eik, tu gaidis natūralus. Tokius į vietą reik dėti. Nu nieko, aš dar jį sutiksiu. Jaučiu, man reikia varyti traumatologinį. Hrien žino, kas čia yra, dar koks kraujo iškritimas bus. Ne miški kelnės gerai, biški įbrėžė. Biški, normaliai man prakirtum. Matai, kaip aš čia miškuikas variau. Bliam, gaila mentai atvarė, aš būčiau tą lochą padaręs. Bus laiks, bus įvaiks. Gerai. Įmi tačką, po valandos atvežė raktelis užnešį, suprat? Gerai, po valandos būnu su raktais, man tik pas čiuviką reikia užvaryti. Gal varom kartą? Ne, negaliu, žadėjau motinai, kad po valandos bus, žinai, su nervais biškai. Ir kaip nori. Gerai. Dalai! Kas yra? Davai. Durnius. Gaidys nepataiso. Mama, atidaryk! Nereikia, nereikia, vaikutė, tu tik ramiai. Kur jis? Tu ramiai.
baisaus tėvelis nenorėjo, tėvelis tik pagazdinti norėjo. Mama, negrįši to hašą vadinti tėvu! Liūdna, daryk ką nors! Mama, aš tau vieną kartą pasakiau, jeigu jis dar kartą palies tave arba nėra, aš užmušiu jį. Ką tu kalbi, vaikutis geras žmogus, tik jam dabar taip nesiseka, o jie tu ir darbą prarado, ir tie draugai jo kiaulės paskutiniai. Tu jo neteisi, ir pati gera. Kam geri su juo? Ta brūdą iš namų išmesti reikia. O, Vaidut, lengva tau pasakyti, iš namų išmest, lyg tai taip išmetei, paėmei, va ir problemos nebėra. Viskas, baikit, man jūsų filosofijos čia nerūpė, aš jam vieną kartą pasakiau, daugiau nekartosiu. Viskas! Pacane! Prieš ką ranką kali! Pacane! Razuka, Jėzu! Ai! Liūda! Mes policijos užmuš mane! Niekur tu neskambinsi, pats prisiprašai. Vaidutė, jeigu tau tėvų negaila, nors brolio pagailė kalėjime bus supūkęs. Policija, tu neskambinsi. Bėg tada pas dėdę. Pas dėdę Vytautą. Greitai, greitai. Už man dėdė. O Jėza, bėg, tu nestovėjus. Už sesę. Už nėrką. Kad geras žmogus būtum. Tik ką jūs gerai pasakėt, kad savaitė buvo sunki, tai tik tas darbas buvo didžiulis visiems, vieniems. Aš namie. Labas. Ko nepasitinki? Labas. Pas mus naujas dyrikas, įsivaizduoji? Tai nuo pirmos dienos, kad pradėjo. Ai, aš maniau, kad jūs vyrai kitokie, o jis vieną po kito ant kilimo kviestis ir kad klausinėja, visokius pletkus siurbia. Po to ateina kitas, tai jis jam, o šitą ką tik sakė, kad jūs tipo taip ir taip, atsik mažai darbe, būnat ir visą kitą, tai įsivaizduoju, kokie vyrai. Nieko tu neįsivaizduoji. Ir tik nereikia apsimest, kad Erika žiūri. Tu ne tik mano žodžių, tu ir per teliką dabar pasakė, nei vieno žodžio negirdėjai. Vis tos istorijos negali pamiršti. Taip, aš nenoriu apie tai kalbėti. Na vis tiek aš tavęs nesuprantu. Na gerai, įvyko nelaimė. Tai tu kaltas? Ne. Na sugrąžino tave atgal į Lietuvą. Tvarkoj, paskyrei naują darbą. Pareigas. Atsiprašau, pareigas. Koks skirtumas? Tau gal jokio man didžiulis. Klausyk, Harvi, per tas savo pareigas ir visos bėdos. Visi vyrai kaip vyrai. Galvoja apie save, apie šeimą, apie ateitį. O tu kažkoks nenormalus. Vėliava, priesaika. Kai niekam šito nereiks, niekas net nesukrutės dėl tavęs. Tu juk savo tarnyboj negali niekam net išsipasakoti. Tu juk tik man gali išsilieti. Daiva, aš kitės prašau. Aš nenoriu apie tai kalbėti. Žinoma, tu juk baisiai tvirtas. Juk jūsų armijoje jūs... Kariuomeniai. Atsiprašau, ponas kapitonė, kariuomeniai. Tavo suknistoj armijoje. Jūs visi kaip akmenys. Daiva, tu gali nesinervuoti. Mes galim pasišnekėti šiandien, kaip normalų žmonės. Mes normalų žmonės? Mes normalų žmonės? Ateikit visi ir pasižiūrėkit. Arvi, metų anekdotas. Normalų žmonės netupi darbę iki išmoktų. Normalų žmonės pasišneka vienas su kitu kaip normalūs. Normalų žmonės nespoksu taip bukai telika. Na ir kur tu dabar susiruošiai? Pernakvosiu tarnyboje. Kol ateuš. Na reik, suknistas didvyris. Nieko normalesnio negali paskaityti, tai jis tokį šūdą savo galvą kemšia. Tėvai, tu jeigu nesupranti, nu tai patylėk.
Pats nuolat vartai. Bet tai jau... O kas tau rūpi čia? Mergų nuotraukas, ar ne? O man visai kas kita. Ne tau snargli man aiškinti, kas man rūpi ir kas man nerūpi. Ir man labai yra įdomu, ką tu čia tokio matai, ko aš nematau. Va čia, pavyzdžiui, yra 6 knygų apžvalga. Gali pasižiūrėti, ką verta skaityti, ką neverta. Ir iš vis, kada tu paskutinį kartą knygą rankose laikai? Čia jau Vinitų buvo. Čia yra ne tavo reikalas, ką aš skaičiau ir ko aš neskaičiau. O tu man paaiškink geriau, kas pinigą uždirbs, kad tokie snargliai kaip tu bamba išvertę šitą šūdą galėtų skaityti. Man paaiškink. Tėvai, tu biški fantazijos gali parodyti ar negali, užknyso man tavo tie pinigai ir pinigai uždirbs, babkės ir babkės. Aš tavęs prašiau, kad tu mane padarytum? Prašiau aš, kad tu kaltum tas savo babkės? Viskas. O dabar užteks. Dargi duris ir čiuošk. Čiuošk, sakiau! Čiuošk! Varyk, sakau! Pėsčiom, kulniuok, namo! Ne. Kas tu per žmogus? Ne, tu man pasakyk, kas tu per žmogus? Nu, kodėl tu... Aš nežinau, kodėl su negalim pasikalbėti žmoniškai, ką? Namuose pakalbėsim. Jeigu išlaipinai kažkaip reikės parsigabent. Arba ne. Ne, tu specialiai mane siūtini, ar ne? Specialiai siūtini. Nu gerai, pakalbėkime. Paskaičiuokim. Stoti, mokytis, čia tu nenori. Aš tau siūlau, važiuok į užsienį. Tau irgi tai nusispėk. Aš tau aiškinau, kokio velnio man mokėti didžiulės babkės už mokslus. Pats aš viską galiu perskaityti. Ir ką aš turiu klausyti, kaip kažkoks senis su disertacija skaito man visokį šlamštą ir grūdą į galvą? Ne, nu tu kur. Akademikas! Gerai. O tos muštynės per futbolą? Kas turėjo eit pas to vaiko tėvus, mokėt babkės, didelės babkės, už tai, kad tau bylos neiškeltų, ką? Vaiko. Tas vaikas už mane 2 didesnis buvo. Vaiko, nebejuokin, gerai. O sudaužyta BMW? O mergina, kuri pasakė, kad nuo tavęs laukėsi, ką? O kas į Palangą į mentūrą turėjo važiuoti? Kas kažkokiam susmirdusiam policijos komisarui šikną laižė? Mano mocas mentūrai liko. Mentūrai. Ir ant savo moco tu gali padėti kryžių. Kryžių, Deividuk. Tokį didelį kryžių. Todėl, kad man nuo tavęs jau yra čia. Ir aš nenoriu, kad arba tu sprandą nusisuktum, arba kad nekaltą žmogų į kapus nuvarytum. Dar tos problemas man tik ir betrūko, kad ant tavo kapelio gėlytes nešiočiau. Kokie kapai? Tėvai, taigi biznis reikia varyt. Babkės kalt, kapai. Sėsk tu asilę nelaimingas. Jeigu tau ant manęs yra nusišikt, tu bet motinos pagailėk. Mamai, pasakai, kad Palangoj kliuvau. Nieko šiandien nesakiau. Netoks aš durnas. Ir dabar jau sieną oblikto, jeigu žinotų. Sėsk, sakau. Tavo? Mano. Bet tavo golfe visai kitas aparatas stovi. Ir dar koks stovi? Kai paleidai stogas kilnojas, čiagi ne tas? Čia aš šiaip nusipirkau.
Vytai, gal tu arbatos, kavos ar ko nors stipresnio? Ne, dėkui man nieko, nebent erelis ko nors nori. Ne, viskas gerai. Niekas negerai. Niekas negerai. Voktas. Ai, nereikia viršininkas man čia gnalint, kas nepriklauso. Tu klausyk, man čekiško žargono nevarinėk. Zonos teoretikas. Prisikarksėsi, galėsi praktiškai zoną įsitikinti, kas yra viršininkas, o kas yra gaidys. Ašgi sakau, kad pirkau. Nu, nusispjaut ant tos magnetolos. Bet su patėviu tu perlenkiai. Per anksti atbėgot. Švis jį užversti reikia. Gaidys, o ne žmogus. Prie motinos lenda, muša, broli muša. Gerai, kad prie Vaidos nelenda, tai užmuščiau. Ne, nu Juozas ne piragas, bet, nu, prasigers degraduos. Kiek aš kartų mamai sakiau, kad mestų lauk? O tu ant motinos nevaryk. Tu ką galvoji, jai lengva vienai? Tai gerai, o mes? O ką jūs? Ką jūs? Kiek tu namie būni? Trainės per dieną su savo šaika po rajoną. Muštynės, rasborkės. Pavagi ką nors. Nu, kol viskas buvo smulkmė, aš galėjau viską žiūrėti pro pirštus. Tu pats žinai, aš tavo amžinatilsi tėvų kiek skolingas. Bet dabar rimtas reikalas. Jeigu būčiau nesuspėjęs, tu jį būtum užlenkęs. Nu ir būčiau žinojęs, už ką sėdžiu. Starelis, už tokį nieką gadinsi visą gyvenimą. Gerai, išeičiau už zonos, o jau nebebūtų. Nedidelė kaina už ramybę. Oi, tu durnius, Tadai, durnius. Nu, karštakošis kaip tėvas. Nu, bet tavo tėvas proto turėjo. 100 kartų daugiau už tave. Nu, ką ten 100? Milijonų. Ai, prie ko čia tas tėvas? Nebėr to tėvo. Man pačiam tvarkytis reikia. Tai ir tvarkykis. Apsispręsk. Turi dingt metam. Nusiraminsi. Tave čia užmirš. Nustos man kraują gadint su skundais. Kur? Jairės ten visokias. Nieko aš nemoku. Nei kalbos, nei užpakalių laižyti užsieniečių. Airiją jam duok. Airiją užsidirbt reikia. O be to ir ten ką nors užlenksi. Ne, Vyrutė. Metams mes tave įkišim į kariuomenę. Savanoriu. Rytoj pat. O Juozą aš sutvarkysiu, jis pareiškimo nerašys. Be to ir jam galim prisiūt kokį straipsnelį. Sės metus 2. O jeigu man netinka? Jeigu aš imu kitą variantą? Klausyk, tau čia ne 6,0 milijonas. Čia antro šūvio nėra. Arba. Aš atsiprašau tavo amžinatilsi tėvo ir tave sodinu, arba tu eini į kariuomenę. Nepasodinsiu aš, pasodins kas nors kitas. Ir ne už tokį nieką. Turi 5 minutės apsispręsti. Liuda, padaryk man tos kavos. Pakartosi? Skanogi. Bet man užtenka ačiū. Tai kas nepatinka, aš taip stengiausi. Ne, viskas gerai, skanu. Nu tai jeigu skanu, tai kas blogai, kodėl nevalgai, kas blogai? Gali žmogus pavalgyti tiek, kiek jam užtenka. Ar būtina apsiryti lietuviškai, kad neatsistotum? Deivi. Ne, aš jau pasakysiu iki galo, kad daugiau nebūtų tų Deividų, dar kasnelį, prašau. Aš nesuprantu, tu blemba, taigi po pasaulį trankotės. Užsienį visą išmaišė. Aristokratai sitakoja, dailininkus kviečiasi į jubiliejus, paveikslus perkasi. Prie stalo tai pirmą kartą nuo žagrės. Taukuose viskas plaukia. O paskui mama skaito žurnalus apie dietą. Grietinės reikia mažiau varyti ir viskas. Gerai. Viskas gerai. Počinė. Mokytojas atsirado. Iš pradžių su savo smarvė išmokė išeiti į balkoną. O jau paskui motinai lekcijas apie kalorijas cepelinuose skaityk. Nereikia, nesipeškim, vyrai. Kaip Palangoj pailsėjot, kaip Simona? Normaliai. Norėjau jai vaiką užstatyti, bet nespėjau. Su kažkokiais mužikais iš Panevėžio susimušėm, tai mentai susėmė. Romai, juk čia nesąmonė. Taigi, kas vaikas juokauja? Dar mano mocas liko pas mentus. Paputis pamiršo. Bylą gert reikia, tėvelį. Dabar viskas, žinok. O dabar tu prisidainavai, gražuolį. O dabar ir užteks. Ką tu man padarysi? Iš namų išvarysi? Oi, kaip baisu. Oi. Dabar kiekvienas lochas gali babkių užsidirbti. Panorėti tik reikia. Daidai, nu kam taip iš karto iš namų? Taigi tėvelis tik pajuokavo, jis nenorėjo. Jis nenorėjo taip sakyti. Tėvelis nenorėjo. Tėvelis turi kai ką geresnį. Klausyk, ar tu prisimeni tą šaukimą į kariuomenę? Kokį šaukimą? Tu matai, pamiršo.
Jis jau pamiršo. Tai kam čia bilo reikia gerti? Tu pradėk bilo gerti, aš paskui prie tavęs prisijungsiu. Į armiją, gražuolį. Į armiją. Roma, tugi sakai, kad sutvarkysi jam medicinos pažymį. Oi, aš jam sutvarkysiu. Oi, aš jam dabar sutvarkysiu. Tegu jis vėžių susirga. Bet aš to padarysiu taip, kad tu į čebatus įstosi. Roma, nereikia. Vaikas tik pajokavo. Jis susipras. Šūda! Jis tau susipras. Arba jis išmoksta gyventi su žmonėmis dabar. Ir čia. Arba jisai. Antanai. Sveikas, čia Romas. Aha. Ir aš jau atsimenu dėl tos komisijos. Taip. Ne. Nieko nebereikia, tiesiog viskas apsisuko kitaip. Gerai. Aš pereisiu į kitą kambarį, kad tau geriau girdėtųsi. Nu kam taip reikėjo, nu kam? Taigi dabar kur tu pasidėsi? Bet kur? Kad tik toliau nuo čia. Atleiskit, apsta kapitonė, nesitikėjau jūs taip vėlai išvysti. Šiandien irgi vėlai užtrukai. Paskyrė budėtojų kopai, tai va ir prižiūriu. Ir vėl prie kombo, kad šį kartą žaidimai ir erotika. Nu, nei tas. Aš bandau susipažinti. Internete? O ką, keistai skamba, ar ne? Nu, tai kaip tu spręsi apie žmogų, nematėsiu gyvai? Koks skirtumas, jeigu aš ją ir pamatysiu gyvai? Po keliarių metų viskas pasikeičia. Tai dar gerai, kad tavo išrinktoji pasako, jog dievina Ciciną, o ne operą, kaip anksčiau Trynė. O jeigu dar pasirodo, kad jinai tikra kekšė, tada jokio skirtumo, kur tu ją radai, ar internete, ar naktiniam klube. Jo. Tai tesk, gal pasiseks. Ne, aš gal vėliau. Tada aš išviesiu čia nakvot. Rimtai? O ką, atsitiko kas? Širgi? Nieko ypatingo. Nu, namie. Žmona. Nu, supratau, draugai. O kam painėt? Pasklis kalbos. Vieni pradės taikyti, kiti pradės skirti. Kam reikėtų? Jo. O tu? O mano dukra šiandien švenčia gimtadienį. Ir įsivaizduoji, jau reikia ploto. Ai, mano gražuolė, va tik tai. Nu ir ašgi priverstinai išvarytas. Na ką, tiek linksminas. Ne per anksti? Nu ką, vis tiek anksčiau ir vėliau tai bus. Tas tai taip. Žinai, man kartais atrodo, kad moteris net gimusios jau žino tokius dalykus, kuriuos mes nesuprasime net mirdami. Ką? Tu nesivaržyk. Aš nusiprausiu, persirengiu, komanda miegot ir aš jau knarkiu. Aš juokauju, aš neknarkiu. Kurgi tu knarksi, dar priešus pabudinsi. Nu gerai, tęskim. Taip. Aha, žalingi įpročiai. Nėra. О! Nu, žinok, aš nesuprantu. Ir iš vis, kodėl mes čia strielkę skiriam?
Ką negalim kur nors kitur, normaliai, į kabaką kokį, kaip balti žmonės, pasėdėtume, išgertume, į bobas galų gali pažiūrėtume. Kabake iš karto apsišviesi. A čia taigi neapsišviesi? Va, pažiūrėk, jeigu kas nors pamatys. Tai iš karto įtarimas, ką jie čia daro, ką veikia. Yra racijos. Yra. Ant kiekvieno gudraus 10 gudresnių atsiras. Vaiky. Čia viskas? Viskas tavo. Paskaičiuok. Nu ką aš čia skaičiuosiu? Taigi su normaliai žmonėm reikalą turiu. Taigi neapgausi. Jeigu paskaičiuotum, pamatytum, kad vieno poko trūksta. Pinigus reikia vietos skaičiuoti. O tai rytoj skambinsi ir sakytum man, kad trūksta pinigų. O aš galvosiu, kad tu man akis dumi. Nori man tą ragą įstatyti. Čia trūksta 10 000. Aš palauk, nesupratau. Aš darbą padariau kaip ir tarėmės, a ne? Neponiau. Už buvusį reikalą viskas čiki-piki. Čia tau avansų už būsimą. Supranti, už būsimą reikalą. Kad tu didesnį ūpą turėtum dirbti. Viskas čia lik ir tavo jau. A koks reikalas? Mums reikia rasti prieimą prie armijos. Tai ką, puškų parūpint ratylą? Tai nafik ta armija reikalinga, aš ir taip galiu. Nešokinėk. Pramakaška, kaip sako klasikai. Žinai, kas yra klasika? Ai, ten Visockis tipo, kažką atsimeni. Atsimeni, pats tu Visockis. Visockis mentą vaidino. O vyriausia, Džigarchanjan. Vienam filme. Matei? Seniai mačiau. Nu, a kokį lygį reikia? Jeigu ten kokį šitą generolą, ar iš ministerijas, tai ne, nieko nebus. Nes ten pas juos dirba šita kontražvalgyba ir ten fignia kažkokia tai. Man nei aukštų, nei žemų nereikia. Man reikia vidutinių. Vidutinių. Nu, nežinau, nu tai ką tada? Tada va prie šitų 10 štukyčių, kaip sakant, pridėk dar tiek, 4 kart tiek, aš tau gal priėjimą ir padarysiu tada. Turi ką nors numatęs? Konkretaus tipo aš aišku neturiu dar numatęs, bet žinau, kaip tai padaryti. Kaip pakabinti, paspausti, taigi ne pirmas kartas, ką kalbi. Gerai. Aš važiuoju pirmas, tu po 15 minučių, aš tau paskambinsiu. Nemažas vaikas. Pažiūrėk, gal mes ten turim kažką iš armijos. Aha. Visas pasaulis po tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo. Pirmoji šauktinių diena kariuomenėje. Debesys kaupėsi kapitono Vilko namuose. Teroras Tado šeimoje. O čia sakė, kad mane tėvu vadintum, starkly! Leisk, brolis! Dabar šituose namuose bus mano tvarka. Po savaitės sužinosite, ar patėvis parduos įdukrą sutenėlėms. Ir kokia žavingas, bet mirtinai pavojingas žabangas banditai paspendė Lietuvos karininkui. Antrojoje Garbės kuopos serijoje. Visas pasaulis
o tavo kojom, o tavo pareiga saugot rytojų. Tu negali abejoti savo sprendimais, nuo jų priklauso žmonių likimai. O dangus virš galvos, raudonos spalvos, toks pat kaip kraujas iš tavo žaizdos. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meilė širdį kaip kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė. Galėjo būt paskutinė.